Pokalbis su dienos svečiu. Nuskambėjo šaukiniai skelbė dienos svečio rubrikos pradžią ir pristatau visiems klausytojams šios dienos mūsų pašnekovas, lektorius Tomas Kaulinskas. Labadiena. Labadiena, Lina. Kaip gyvuojate, Tomai, kaip pavasaris, pavadinkim, jau beprasidedantis? Nuotaika puikiai, pavasaris irgi tikrai matosi, kad prasideda, sniegas tirpsta, gatvėse žmonių nuotaika gerėja. Kągi tikėkimės tikrai, kad taip yra ir ateityje jos dar tik gerės. Nudžiugins ir saulutė mus visus. O dabar noriu pradėti mūsų pokalbį nuo vasario 24 dieną Šiauliuose įvyksančio seminaro, kurį jūs vesite. Šiek tiek išsamiau papasakokite, kokia tai bus tema, apie ką tai bus seminaras. Seminaro tema yra asmeninis efektyvumas darbe ir gyvenime. Ir tai yra mokymai skirti visų pirma vadovams. Tiek vadovams, kurie vadovauja žmonėms, tiek žmonėms, kurie supranta, jog norint gyvenime iš tikrųjų judėti į priekį sėkmingai, reikia tapti vadovu visų pirma savo pačiam. Nes tu negali vadovauti kitiems, jeigu dar nesugebi vadovauti savo. Šiek tiek išsamiau gal apie tą vadovavimą savo būtent. Apie tą vadovavimą savo. Yra labai paprastas dalykas. Kiekvienas žmogus jis turi tam tikrus tikslus, tam tikras svajonės, tam tikrus norus. Vieni žmonės tai visą gyvenimą pasvajoja. Niekada tų tikslų nepasiekia, niekada jų neįgyvendina. Kiti, kurie sugeba vadovauti savo, jie pasitelkia tam tikras žinias, tam tikras metodikas, tam tikrus principus ir savo tikslus paverčia realybę. Tai šio seminaro pagrindinė užduotis yra ta, kad suteikti žmonėms tuos įrankius, tas metodikas, tas žinias, pasidalinti tą patirtimi, kad jie galėtų greičiau, paprasčiau, pigiau, kitaip tariant, efektyviau pasiekti tai, ko jie nori gyvenime. Aišku. Viena iš seminaro dalių tai, kad jūs pristatysite Da Vinci efektyvumo sistemą. Kokia ji? Kas tai? Tai yra, nepaisant pavadinimo, 100% lietuviška sistema sukurta per 8 metus bandymų, eksperimentų, ieškojimų, asmeninės praktikos darbą su žmonėmis ir tai yra tokia savotiškai unikali sistema. Pirmoji Lietuvoje, kuri nesibaigia 1-2 dienų mokymais, o kuri tęsiasi visus metus. Kur žmonės po seminarų nėra paliekami su žiniomis, kurias jie gauna. Nes kartais būna taip, kad duodamos tikrai fantastiškos žinios ir žmonės tikrai su didžiulė motyvacija išeina, pasiryžę keisti, daryti, judėti į priekį, bet prabėgus tam tikram laikui ta motyvacija išblėsta. Ir likę vieni, jie nuleidžia rankas ir grįžta prie to, kur buvo anksčiau. Tai čia yra viskas padaryta taip, kad žmonės tos motyvacijos neprarastų. O tada, kai jie ją praranda, yra treneris, kuris primena, kad reikia judėti į priekį, kuris padeda judėti į priekį, kuris padeda nugalėti tam tikras kylančias kliūtis. Ir čia yra pagrindinis dėmesys, ko gero kreipiamas ne į tai, ką žmonės sužinos, o į tai, ką žmonės pasieks. Aš visą laiką per mokymus sakau, kad man tikrai nesvarbu, ką jūs žinote. Man svarbu, ką jūs darote ir ko jūs siekite. O svarbiausia, ką jūs pasieksite, tai va čia yra tokie išskirtinumai. Taip, iš tai žinojimas ir darimas visiškai skirtingi dalykai. Visiškai skirtingi dalykai ir dažnai nieko bendro neturinti tarpusavį. O dabar kalbant, tarkim, iš kitos pusės, visus metus žmogus bus skatinamas, tarkim, tobulėti, prisiminti apie tai, ar vėlgi nevargins visus metus. Tarkim, mes dirbame savo darbuose, vis tiek yra kažkokios tai atostogos. O kaip šiuo atveju? O šiuo atveju yra sudaroma asmeninė treniruočių programa, jeigu tai palyginti kaip su sportu. Ir kiekvienas žmogus pasirenka tokius krūvius, kokie jam būtų geriausi. Vienas itin motyvuotas ir itin užsidegęs gali tam skirti kelias valandas per dieną. Kitas žmogus, vadovas, kuris turi tikrai užkrautą dienotvarkę, tokie žmonės kartais skiria 15-20 minučių, bet ir to užtenka. Svarbiausia judėti į priekį nuolatos, kad ir mažai žingsneliais,
nes tik tai formuoja įgūdžius, tik tai formuoja įpročius ir tik tai keičia mūsų gyvenimą. Ir tik tai padeda pasiekti tų tikslų, kurių mes norime. Tai turbūt pati sunkiausia yra gal pati pradžia, ar ne? Nes po to visą tai tampa tarsi įpročiais, įgūdžiais. Ką rodo mano praktika, tai patys sunkiausiai būna, ko gero, pirmieji pusę metų. Nes žmonės, kaip jau sakiau, per seminarus susimotyvuoja, pasiryžta daryti, bet grįžta namo, grįžta į tą namų rutiną, į darbinę rutiną ir ta rutina labai greitai įtraukia. Ir tada prasideda atidėliojimai pirmadieniui, kito mėnesio pradžiai ir galų gale tokiai dienai kaip 8-dieniui, kuri niekada neateina. Ir va čia svarbiausia atrasti tos vidinės stiprybės ir disciplinos daryti tai, ką reikia daryti. Ir nepasiduoti tai rutinai. Aišku, anonsuojama, jog seminaro metu jūs taip pat papasakosite apie 7 pagrindinius efektyvios asmenybės žingsnius. O kodėl būtent 7? Ko gero todėl, kad per tuos metus bandymų, ieškojimų, eksperimentų, tyrinėjimų, tai kasgi vis dėlto lemia tą tikrą asmens efektyvumą, aš atradau 7 pagrindinės dalis, 7 elementus, nuo kurių tai priklauso. Ir bent vieną iš jų praleidus efektyvumas krenta. Tai jos turi visos glaudžiai viena su kita būti susijusios, ar ne? Taip, jos viena su kita susijusios, jos viena kitą papildo ir viena kitą stiprina. Ir čia kaip su automobiliu. Automobilis gali būti naujas, gražus, kainuojantis 500 000 litų, bet jeigu mes jam numontuosim vieną ratą, kuris bendroje sumoje sudaro labai nedidelę kainos dalį, automobilis savo vertę praranda. Juo kokybiškai naudotis nebebus galima. Lygiai taip pat ir čia. Jeigu mes išimame kažkokią dalį ir tikimės, kad be to apsieisime, dėja, vėliau pasimato, kad visų kitų dalių vertė irgi stipriai krenta. Ir tą dalyką labai svarbu suprasti, nes aš aplinkui matau žmonės, kurie dažnai susifokusuoja ties kažkokia viena dalimi. Ir aišku, nukenčia kitos, ar ne? Taip, ir nukenčia kitos. Ir jie eilę metų paskyrė darbų tik tai ten, po to stipriai nusivilia. Aišku. Ir kokie tie žingsniai galbūt galite pristatyti radio klausytojams? Tie žingsniai yra tokie kaip vertybės. Pirmas ir pagrindinis dalykas, kuris visų pirma leidžia pažinti save, o po to pažinti kitus. Toliau seka tikslai, nes žmogus neturintis tikslų, tai yra kaip laivas išplaukęs į vandenyną be aiškios krypties, kokį krantą jis nori pasiekti. Po to seka prioritetai, tai yra žmogaus sugebėjimas atskirti, kas yra svarbiausia, o kas yra ne taip svarbu. 4 žingsnis, tai yra gyvenimo balansas, kuris suteikia galimybę matyti mums bendrą gyvenimo vaizdą, o ne tik susifokusuoti į kažkokią vieną ar kitą sritį. Sekantis žingsnis yra ilgalaikiai tikslai, tai yra tai, kas padeda žmogui pasiekti net ir pačius didžiausius, net ir pačius ambicingiausius tikslus, nusitiesiant link jų labai aišku tą kelią. 6 žingsnis, aišku, yra laiko planavimas. Ir 7 bendravimas ir įtaka. Tai va tokios 7 tarpusavio sujungtos ir viena kitą papildančios dalis. Aišku. Ir tarkim vieną kažkurią tai išmetus vieną kurį žingsnį jau mūsų darna nesigaus ar ne ir tas efektyvus asmenybės tobulinimas, galima sakyti, jis nevyks, ar ne? Jis nevyks, jis tiesiog tada vyks tokiu principu, tarsi žmogus nueitų į sporto salę, pradėtų dirbti su svoriais ir nekreiptų dėmesio į kažkokią vieną raumenų grupę, vieną kūno dalį, kurią reikėtų treniruoti, kas kartais ir būna. Ir tada po metų treniruočių tokie žmonės atrodo gana keistai. Aišku. Taigi dabar klausytojus paliksiu pamastyti apie savo tikslus, o mes po keletos muzikinių kūrinėlių vėlgi grįšime į eterį ir tęsime šios dienos pokalbį su lektoriumi Tomu Kaulinsku. Pokalbis su dienos svečiu. Rezu radio eteryje toliau tęsiasi pokalbis su dienos svečiu. Dar kartelį visiems primenu, šiandien laidoje mes kalbame su lektoriumi Tomu Kaulinsku. Ir dabar paklausiu jūsų tokios situacijos. Dažnai mums yra primetama įvairių vertybių iš šalies. Kaip sužinoti, ar gyvename savo gyvenimą, ar primesta kitų?
Žinokite, sužinoti, kaip bebūtų keista, yra daug paprasčiau, negu kartais atrodo. Ar gali tai būti? Reikia pasižiūrėti, kaip mes jaučiamės. Kaip mes jaučiamės gyvendami tą gyvenimą, kurį gyvename. Kaip mes jaučiamės darydami tai, ką darome. Ar tai būtų darbas, ar tai būtų studijos. Nes tai yra pats geriausias indikatorius. Jeigu mes jaučiamės gerai, jeigu mes jaučiamės pakylėti, laimingi, patenkinti ir tas jausmas nėra kažkoks trumpalaikis 5 minučių ar 10, o kuris trunka nuolatos, tada viskas gerai. Tada mes gyvename gyvenimą paremtą mūsų vertybėmis, paremtą tuo, kas yra svarbu. O jeigu mes darydami kažką jaučiamės prastai, jeigu abejojame, ar ta veikla, kurią mes darom, yra prasminga, jeigu kažkur giliai širdyje yra neigiamos emocijos, yra kažkas tokio negatyvaus, tada reikia labai rimtai susimastyti. Ir čia kaip pavyzdys iš gyvenimo, kurį tenka dažnai matyti apie primetamas vertybės. Jaunas žmogus pabaigia mokyklą ir sugalvoja stoti į dailę. Bet tėvai ar kiti aplinkiniai jiems sako, ką tu darysi studijuodamas tą dailę? Ką tu darysi, kai ją pabaigsi? Ką tu dirbsi? Kiek tu uždirbsi? Ir tas jaunuolis, kurio vertybės galbūt yra laisvė, kūrybingumas, pradeda abejoti ir nesuvokdamas, kokios svarbios yra vertybės ir koks svarbus yra gyvenimas pagal tas vertybės, jisai pasirenka kitą specialybę, kurią jam parekomenduoja tėvai, draugai, pažįstami, kurie sako, tu geriau stok į teisę. Nes tai yra populiari specialybė, nes teisininkai daug uždirba ir pabaigęs teisę, tu tikrai galėsi būti sėkmingu, laimingu. Toks jaunas žmogus įstoja ir jau besimokant, bestudijuojant, jisai pradeda jausti, kad studijos jam nekelia pasitenkinimą. Kad tai, ką jis daro, jis tame nemato jokios prasmės. Bet ir toliau besitęsintis aplinkinių spaudimas, kad reikia mokytis, reikia tai daryti. Jaunas žmogus ir toliau ten mokosi, pabaigė tą teisę. Kadangi pabaigė, reikia kažką daryti, reikia kažkur dirbti, jisai pradeda teisininko karjerą. Ir vėl, tai jam nekelia jokio džiaugsmo, jokio pasitenkinimo, taip jis uždirba. Taip jis turi kažkokį statusą visuomenėje. Bet tai kas iš to? Ir šiuo atveju viršų ima logika turbūt, ar ne? Šiuo atveju viršų ima logika ir aplinkinių spaudimas ir aplinkinių primestos vertybės. Aplinkiniai, kaip taisyklė, netgi patys, tikrai nelinkėdami nieko blogo, stengiasi, kad kiti žmonės gyventų ne savo gyvenimus, bet gyventų jų gyvenimus. Vadovautųsi tuo, ką laiko teisingų kiti, o ne jie patys. Ir tai ne tik su moksleiviais, tai ne tik su jaunais žmonėmis. Aš tą matau ir suaugusių žmonių tarpe. Kai žmonės 10-15 metų nepriima tam tikrų sprendimų, tikrai svarbių sprendimų jiems, vien todėl, kad aplinkiniai nuolat kartoja, tu taip nedaryk. Tai yra negerai, tau nepasiseks. Ir tos nuolatinės abejonės tokius žmonės graužia tarsi kirminas iš vidaus. Ir neleidžia jiems gyventi pagal jų vertybės. Ir aplinkinių įtaka turbūt mums taip pat mūsų ryžtą sumenkina, ar ne? Taip. Nes vėlgi žmogus, nežinodamas, kokios yra jo vertybės, jis jaučia, kad turėtų elgtis kažkaip kitaip. Bet tam loginio pagrindimo nesuranda. O kodėl būtent aš turėčiau priimti tuos kitokius veiksmus? Ir pradeda abejoti. Ir patiki tuo, ką sako aplinkiniai. Ir čia klausytojams turbūt reikėtų priminti, nekreipti dėmesio į trumpalaikinę nepasitenkinimo jausmą, tą ar nuotaikų kaitą, kuri dažnai net kelis kartus per dieną mums keičiasi. Vieną dieną atrodo viskas gerai, kitą dieną kažko tai nepatenkintas. Taip ar ne? Tiesiog, kad visiškai to ignoruoti, tai nerekomenduočiau, nes vis tiek tai yra kažkoks signalas, galbūt ir nedidelis. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį, galbūt reikėtų užsiduoti klausimą, kodėl taip yra, bet aišku, nuotaikų kaitos jos būna. Mes esam žmonės, mes esam būtybės, kuriams yra būdingos emocijos, tiek geros, tiek blogos. Tiesiog atkreipkime dėmesį, bet tikrai nesiimkime kažkokių kardinalių veiksmų kiekvieną sykį pasikeitus nuotaikai. Aišku.
Nu, dabar kita situacija. Būna, kad žmogus nepasiekia savo užsibrėžto didesnio tikslo, čia kalbu apie didesnį. Ateityje bijo tuos grandiozinius, tai pavadinkim, tikslus išsikelti. Galbūt kažkaip būtų įmanoma palengvinti šią užduotį. Ta situacija, kurią esu apibūdino, tai labai gaila, bet iš tikrųjų itin dažna. Ir aš aplinkui matau tikrai daug žmonių, kurie turėjo keletą tokių nesėkmingų bandymų ir kaip taisyklė tie bandymai būna dar pakankamai jauname amžiuje. Vėliau tiesiog savo pasako, tai ne man. Aš gimiau, matyt, ne po tą žvaigždę. Aš neturiu tokių pažįstamų. Aš tiesiog neturiu tokių talentų ir taip toliau. Ar netam sutvertas, tarkim, ar ne? Taip, aš netam sutvertas ir kiti aplinkiniai vėlgi, kurie turėjo lygiai tokių pat nesėkmingų patirčių, aišku, tokiam žmogui pritarė. Ir tokias jau nuostatas palaiko. Ir taip, toks žmogus pradeda dejoti savo sugebėjimu pasiekti kažko geresnio, didingesnio, įgyvendinti savo svajonės dėl vienos labai paprastos priežasties. Jis tiesiog laiku negavo tam tikrų žinių ir nesuformavo tam tikrų įgūdžių, kaip siekti tų tikslų. Ir čia tiesiog mes turime labai mažai laiko ir aš išsamei, net ir labai norėdamas, negalėčiau papasakoti, kaip tuos didelius tikslus paversti mažesniais ir lengvai įgyvendinti, bet pradžiai, ko gero, pats efektyviausias būdas tai būtų tiesiog pasimti lapą popieriaus, pasimti pieštuką, užsirašyti, apsirašyti savo tą tikslą, savo svajonę, savo norą, kiek įmanoma detaliau, kiek įmanoma aiškiau, kad tai tiesiog nebūtų, kaip pavyzdžiui, tikslas noriu verslo, noriu būti verslininku. Tai dar ne tikslas, tai yra tik tai, kaip aš sakau, graži, didelė rožinė svajonė. Atsakykime savo klausimą, koks tai turi būti verslas, ką konkrečiai mes ten turime daryti, kur tas verslas turi būti, kiek mes norime uždirbti to verslo pagalbą. Ir į dar visą eilę kitų labai konkrečių klausimų. Ir tik tada, kai turėsime pakankamai aišku paveikslėlį to mūsų tikslo, tos mūsų svajonės, tada galime pradėti rašyti žingsnius ant to paties lapo, su to pačiu pieštuku. Užsidavus savo klausimą, o kokie turėtų būti pirmieji mano žingsniai jau rytoj, kad aš pradėčiau judėti link tos savo svajonės. Ir čia jau, kaip sakiau, pirmoje laidos dalyje, svarbiausia judėjimas. Nes labai dažna problema pas žmonės būna ta, kad jie prisisvajoja, prisirašo, prisikūrė ir pasideda į stalčių. Ir sako, rytoj aš neturiu laiko, aš turiu labai daug kitų darbų, pradėsiu poryt. Na, o kaip nutinka, kai mes nukeliame porytinę arba kitai savaitę, visi puikiai žinome. Ir iš čia taip kyla tas nepasitikėjimas savimi, kyla tos abejonės dėl gebėjimo pasiekti kažką didingesnį. Todėl pradėkime nuo paprastų žingsnių, nuo lapo, nuo pieštuko ir nuo aiškaus apsirašymo, o tai kogi mes vis dėlto norime. Žodžiu, pradėjus sukonkretinti savo tikslą, reikia žingsnis po žingsnelio eiti toliau į priekį, ar ne? Ir tai vykdyti. Taip, mažai žingsneliais. Ir iš tikrųjų žmonės kartais galvoja, kad norint savo gyvenimą padaryti iš tikrųjų didžiulių šedevrų, reikia kažko labai daug. Tai tikrai noriu pasakyti, kad atvirkščiai reikia labai mažai. Asmeninėme tobulėjime ir netgi asmeninėme efektyvume yra toks principas mažiau yra daugiau. Nereikia perskaityti 25 knygų, kad kažką pasiektume. Geriau perskaityti vieną knygą, bet pritaikyti visus ten duodamus patarimus ir atlikti visas ten užrašytas užduotis. Ir tada nauda bus tikrai 25 kartus didesnė negu perskaičius 25 knygas ir tik sužinojus, ką reikėtų daryti, bet nesiėmus jokių konkrečių veiksmų. Laidos pradžioje mes jau šiek tiek užsiminėme apie savo gyvenimo balansą. Ar įmanoma jį įsivertinti ir kam apskritai tai reikalinga? Ar įmanoma įsivertinti? Tikrai taip. O kam reikalinga? Čia galbūt visai tiktų toksai pavyzdėlis apie vairuotojus. Aš vairuotojus skirstau į 3 kategorijas. Yra vairuotojai, kurie važiuoja į autoservizą sykį pusę metų, jie ten keičia tepalus
tikrina mašinos važiuoklės būklę ir atlieka visus smulkius einamosius remonto darbus. Tokių vairuotojų automobiliai tarnauja ilgai, jie nelūžta, jiems nekelia problemų, nesustoja kažkur pusiaukelėje tarp Šiaulių ir Vilniaus. Antra vairuotojų kategorija yra tie žmonės, kurie važiuoja į autoservizą tik tada, kai pradeda mirksėti kažkokios lemputės, kurios mirksėti neturėtų, arba mašina pradeda kažkas bildėti, kas irgi šiaip bildėti neturėtų. Ir trečia vairuotojų kategorija yra žmonės, kurie į autoservizą patys nebenuvažiuoja. Jie sustoja kažkur pusiaukelė, skambina savo draugams arba autovilkikų ir sako: nežinau kodėl, važiavau ir mašina sustojo. Ir kai tokių vairuotojų automobilius nuveža į autoservizą ir jų meistras paklausė, o ar jisai nepastebėjo jau seniai mirksinčios lemputės, kai kurie vairuotojai netgi sako: taip, mačiau, bet galvojau, kad nieko tokio. Tai vyksta ne tik su automobiliais, lygiai taip pat ir mūsų gyvenime. Mes labai dažnai susikoncentruojame į tam tikras gyvenimo sritis, pavyzdžiui, į karjerą ir pinigų uždirbimą, ir pamirštame kitas, tokias kaip poilsis, sveikata, draugai, šeima, hobis. Ir mums atrodo, kad jas galime nekreipti dėmesio, ten viskas išsispręs savaime. Bet dėja neišsisprendžia. Ir dėja labai dažnai būna taip, kad žmonės labai sėkmingi vienose gyvenimo srityse turi labai daug problemų kitose. Ir tai vyksta ne dėl kažkokių mistinių aplinkybių ar dėl to, kad tiesiog tam žmogui taip lemta, o dėl tos pačios priežasties, dėl kurios kai kurie vairuotojai patys į autoservizą nebenuvažiuoja. Žmonės tiesiog laiku nepastebėjo kitų svarbių sričių, jas apleido ir tada finansiškai sėkmingi žmonės praranda šeimas, praranda draugus, praranda sveikatą, arba žmonės, kurie per daug laiko skiria poilsiui ir draugams, subankrutuoja, nes baigėsi pinigai. Tai va čia yra ta gyvenimo balanso stebėjimo esmė, kad mes matytume bendrą vaizdą, kad mes galėtume įsivertinti kiekvieną savo gyvenimo sritį, kad mes galėtume žinoti, kas vyksta kiekvienoje iš jų ir kad mes galėtume nuolat tobulėti kiekvienoje iš tų sričių, negalvodami, kad ten viskas išsispręs savaime. Aišku. Nu, dabar pakalbėkime apie bendravimą. Kasdien kiekvienas bendraujame ir atrodo žinome, kaip tai daryti. Tačiau anonsuojama, jog jūs seminare taip pat papasakosite apie naują požiūrį į bendravimą. Koks tai požiūris? Kas tai? Kadangi Da Vinci sistema yra orientuota į asmeninį efektyvumą, tai ir mano požiūris į bendravimą yra daugiau kaip į įrankį, kaip į tikrai galingą, fantastišką priemonę, kuri gali arba stipriai palengvinti, arba stipriai apsunkinti. Ir žmonės dažnai mano, kad bendraujame reiškia šnekame. Jeigu mes kažką sakome, vadinasi, mes jau bendraujame. Aš sakau tikrai ne. Yra visai įrankių, metodų ir principų, su kuriais, mano nuomonė, būtina susipažinti, būtina suprasti, kad bendravimas yra ne tik šnekėjimas, kad tai yra ir mūsų apranga, kaip mes rengiamės, kokios spalvos yra mūsų rūbai, tai yra mūsų judesiai, tai yra mūsų balso tonas ir tembras, tai yra mūsų žvilgsnis, tai yra mūsų šypsena ir dar visai eilė kitų aspektų. Ir vėlgi visas derinys, ar ne? Taip, ir vėlgi visas derinys. Ir jeigu mes perprantame, kaip tai veikia ir ką tai duoda, rezultatai bendraujant su žmonėmis būna 10, 15, 20 kartų didesni. Tiesiog kaip pavyzdys iš gyvenimo žmonės. Žmonės, kuriuos aplinkiniai laiko charizmatiškais. Ir mano, kad charizma, žavesys, tas patrauklumas tai yra kažkas duota Dievo, kažkas iš gamtos. Jisai toks gimė. Aš sakau, kad nieko panašaus. Tokiais žmonėmis tampama, vieni tokiais tampa intuityviai, suradę metodus ir principus. Kiti žmonės tokiais tampa įvaldę sąmoningai tam tikrus principus ir pritaikė tam tikras taisyklės. Ir tada natūralu, kad žmogus, kuris yra charizmatiškas, žmogus, kuris traukia aplinkinius, žmogus, kuriuo aplinkiniai žavisi, visada gyvenime pasieks daugiau, jausis geriau ir gyvens sėkmingiau, negu tie, kurie tiesiog stovi tyliai kampe ir žiūri viską iš šalies. Aišku.
Na ir pabaigai, Tomai, net ne klausimas, o paprašysiu palinkėjimo RS2 radio klausytojams. Ką šiandien norėčiau palinkėti, tai ko gero siekti savo svajonę, siekti savo tikslų, gyventi savo gyvenimą. Kiekvienas žmogus, nesvarbu kokios jisai turėtų patirties, geros, blogos, sėkmingos, nesėkmingos, kiekvienas turi svajonės. Ir kiekvienam žmogui norinčiam tos svajonės paversti realybę, reikia suprasti vieną paprastą principą, kuris yra mano gyvenimo kredo ir kurį aš nuolatos kartoju visiems savo mokiniams, kad jeigu mes norime turėti tai, ko šiandien dar neturime, reikia daryti tai, ko šiandien dar nedarome. Ir jeigu mes tai savo nuolatos kartosime kaip mantrą, galbūt kaip maldą, kad jeigu aš noriu turėti tai, ko dar neturiu, privalau daryti tai, ko dar nedarau, mes pamatysime, kaip mes pradėsime ieškoti galimybių, kaip mes aktyviai pradėsime ieškoti būdų, priemonių ir įrankių tiems dalykams pasiekti. Nes labai dažnai žmonės sako, aš noriu ir laukia, kol kažkas nukris iš dangaus. Kol vieną dieną kažkas pasibels į duris ir sakys, prašau, mes atnešėm tavo norus. Taip niekada nebūna. Reikia imtis veiksmų. Ir visos svajonės tampa realybė. Aišku. Na ir prieš padėkojant už mūsų pokalbį, priminsiu visiems klausytojams, jog šiandien laidoje mes kalbėjome su lektoriumi Tomu Kaulinsku, o šio lektoriaus seminarą jau šią savaitę penktadienį, vasario 24 dieną Šiauliuose jūs galite išgirsti ir smulkesnė informacija apie tai ir užsiregistruoti į seminarą galite įėję į internetinį puslapį www.saviugdosmokykla.lt. Ačiū Tomai, sėkmės, viso ko geriausio. Ačiū Lina, ačiū brangus klausytojai.